Išėjimo knyga, 7 skyrius. Viešpats tarė Mozei: Aš tave padariau dievu faraonui, tavo brolis Aaronas bus tavo pranašas. Tu sakysi visa, kad tau įsakau, o tavo brolis Aaronas kalbės faraonui, kad jis išleistų izraelitus iš savo šalies. Bet aš užkietinsiu faraono širdį ir padarysiu daug ženklų bei stebuklų Egipto šalyje. Tačiau faraonas jūsų neklausys, kad galėčiau uždėti savo ranką ant Egipto ir dideliais teismais išvesti savo pulkus, savo tautą, Izraelio vaikus, iš Egipto žemės. Tada egiptiečiai žinos, kad aš esu viešpats, kai ištiesiu savo ranką virš Egipto ir išvesiu izraelitus iš jų žemės. Mozė ir Aaronas padarė, kaip viešpats jiems įsakė. Mozė buvo 80 metų, o Aaronas 83 metų amžiaus, kai jie kalbėjo faraonui. Viešpats tarė Mozei ir Aaronui: Kai faraonas jums sakys, padarykite stebuklo patvirtinimui, tai sakyk Aaronui: imk lazdą ir mesk ją prieš faraoną, tada ji pavirs gyvate. Mozė ir Aaronas atėjo pas faraoną ir padarė taip, kaip viešpats įsakė. Aaronas metė savo lazdą prieš faraoną ir jo tarnus, ir ji pavirto gyvate. Faraonas pasišaukė išminčių ir burtininkų, ir tie Egipto žyniai savo kerais padarė tą patį. Kiekvienas jų numetė savo lazdą ir jos pavirto gyvatėmis. Tačiau Aarono lazda prarijo jų lazdas. Faraono širdis liko užkietėjusi, ir jis jų neklausė, kaip viešpats ir buvo kalbėjęs. Viešpats tarė Mozei: Faraono širdis tebėra užkietėjusi, jis nesutinka išleisti tautos. Rytoj, anksti rytą, nueik prie upės, kai faraonas eis prie vandens, ir lauk jo ten. Pasiimk tą lazdą, kuri buvo pavirtusi gyvate. Jam atėjus sakyk: Viešpats, Hebrajų dievas, mane siuntė pas tave sakydamas: Išleisk mano tautą, kad ji man tarnautų dykumoje. Tačiau tu lig šiol nenorėjai klausyti. Todėl taip sako viešpats: Iš to pažinsi, kad aš esu viešpats. Štai, suduosiu mano rankoje esančią lazdą į upės vandenį, ir jis pavirs krauju. Upėje plaukiojančios žuvis išgaiš, ir upė pradės taip dvokti, kad egiptiečiai nebegalės gerti jos vandens. Viešpats toliau kalbėjo Mozei: Sakyk Aaronui: Imk lazdą ir ištiesk savo ranką virš egiptiečių vandenų, upių, perkasų, balų, vandens tvenkinių. Vanduo pavirs krauju visoje Egipto šalyje, net mediniuose ir akmeniniuose induose. Mozė ir Aaronas taip padarė, kaip viešpats buvo įsakęs. Jis pakėlė lazdą ir sudavė į upės vandenį, faraonui ir jo tarnams matant. Visas vanduo upėje pavirto krauju. Upėje plaukiojančios žuvis išgaišo. Vanduo ėmė taip dvokti, kad egiptiečiai nebegalėjo gerti vandens iš upės. Kraujas buvo visoje Egipto žemėje. Ta pati padarė ir egiptiečių žyniai savo kerais. Faraono širdis liko užkietėjusi, ir jis
neklausė jų, kaip viešpats ir buvo sakęs. Faraonas nusigręžė ir nuėjo į savo namą. Jis viso to neėmė į širdį. Egiptiečiai kasė upės pakraščiuose šulinius, ieškodami geriamojo vandens, nes jie nebegalėjo upės vandens gerti. Praėjo 7 dienos, kai viešpats buvo ištikęs upę.